Skolų išieškojimas. Kada šią procedūrą pradėti ir kas gali šią procedūrą vykdyti. Situacija gali būti tokia, kad jūs paskolinate kažkam pinigus. Tai gali būti pagal vekselį, skolos raštelis. Jeigu tai yra nesudarėte jokios sutarties, tiesiog padarėte pavedimą ir žmogus negrąžino, tai irgi gali būti laikoma įrodymu, kad jūs paskolinate pinigus ir jums šių pinigų negrąžino. Dažniausiai rekomenduojama, aišku, susitarti gražiuoju. Tai visų pirma, parašyti pretenziją, nurodyti terminą, iki kada tas asmuo privalom grąžinti sumokėtas sumas. Jeigu to nepadaro, tokiu atveju vienas kelias kreiptis į teismą. Į teismą galite kreiptis teikiant teismo įsakymą arba teikti ieškinį dokumentinio proceso tvarka arba ieškinį ginčo teisenos tvarka. Kiekvienu atveju rekomenduoju pasikonsultuoti su teisininku, kuris jums patars, kuriuo teisingiausiu keliu eiti, kad jums kainuotų mažiausiai išlaidų. Teismas priėmė sprendimą, kad jūsų reikalavimas yra pagristas, šio pagrindu gali ir skolininkas nesumokėjęs sumos pagal tą teismo sprendimą, tokiu atveju jums vėl reikia kreiptis į teismą dėl vykdomo rašto gavimo. Jūs gaunate vykdomą raštą iš teismo ir kreipiatės į antstolį. Tokiu atveju antstolis priima vykdyti šį vykdomą raštą ir išsiunčia raginimą skolininkas šis sumokėtų skolas. Būna taip, kad radus pas skolininką lėšų sąskaitoje, šios lėšos yra nuskaitomas automatiškai ir pervedamos į jūsų sąskaitą, tačiau gali būti taip, kad skolininkas neturi lėšų ir turto ir tokiu atveju procesas būna ilgas ir nuobodus. Nežiūrint to, kad kartais skolininkai elgiasi piktybiškai ir neturi turto, visgi rekomenduoju visada klientam kreiptis į teismą dėl skolos prisiteisimo. Dėl to, kad niekada nežinai, kada tas skolininkas gali gauti kažkokią tai išmoką iš valstybės ar gali paveldėti turtą. Ir tokiu atveju antstolis sistemoje matydamas, kad pas šį skolininką atsirado tam tikros pajamos, iš karto gali šias sumas nurašyti ir patenkinti jūsų skolinį įsipareigojimą. Taip pat yra variantas, kad jūs galite kreiptis į skolų išieškojimo bendroves. Jos turi savo tvarką, dažniausiai jos nusiperka iš jūsų skolą ir pačios pradeda vykdymo procesą. Kokį variantą pasirinkti, dažniausiai klientai patys sprendžia, tačiau rekomenduoju visada pasitarti su teisininkais, kad jums kainuotų mažiau išlaidų siekiant prisiteisti susidariusį įsiskolinimą.